Sveiki visi, važiavom šiandien į Dzūkiją, į mažą gan ežerėlį, aplink vien miškas ir bandysim pagauti lydeką dirbtiniais masalais, balancyrais, galbūt vaibais ir viskas, einam gręžt, o paskui žiūrėsim. Atėjus į sekančią eketę, niekada neleidžiu balancyro į dugną. Visada pradedu iš viršaus ir leidžiu jį žemyn. Kažkaip manau, yra geriau pradėti leisti iš viršaus žemyn, negu trenkti balansyrų į dugną ir pradėti kelt. O jei norit giliai pasitikrinti, tiesiog išeidami stoja kitaip, pasižiūrit, dugnas yra ir einat į sekančią skylę. Įlindo uodegą į eketę.
Pagavom vieną lydekaitę kol kas. Iš, manau, kokia 30 gal ekečių. Kibimas toks labai atsargus. Net kaip įprasta lydekai smūgiuot, tai toks, nemoku net paaiškinti, toks prisilietimas lengvas. Manau, kad nėra jo šiandieną labai aktyvio, bet stengsimės pagaut daugiau. Nieko, kad reikės labai daug gręžt, daug vaikščiot, ieškot, norint gerai pagaut. Apie įrankį savo noriu papasakoti. Tai naudoju gan kietą meškerę. Kietą ir ilgesnę šiek tiek tokią. Tas kietumas, manau, tam, kad gaudant lydekas, jai reikia prakirsti tą snukį. Turi stipriau užkirst. Su minkštesnė meškerė tai padaryti būtų sunkiau. Tada šiandien gaudžiau Rapal balancyrais, kuriuos gavau iš žvejybos reikmenys.lt. Darbas jisai tikrai nėra nieko išskirtinis, nėra nei geresnis, nei prastesnis nuo kitų. Visi jie dirba gan panašiai, tačiau patiko man tie spalvinimai, jie tokie, ta prasme, labai vaizdingi, ryškūs. Ir kas dar patiko, tai jų šitie priekinis ir galinis kabliai. Jie yra gan kieti ir gaudant, pavyzdžiui, negiliose vietose, tikrai kartais netyčia gaunasi, nežinau, metro giliai keliant tą balansyrą, rinktelti į ledą jis atsitrenkia. Ir dažniausiai jis kaip trenkėsi, atsitrenkia priekiniu arba galiniu kabliu. Ir nuo to atsitrenkimo tas kablys būna užlinksta. Automatiškai, kai kablys užlinkęs, tau sudėtingiau yra pakirsti tą žuvį. O bandant juos atlenkti, dažniausiai gaunasi, kad jie nulūžta. O kaip nulūžta, tai tas balansyras realiai, būna jau be kablio. Tai pilnai netlieka savo funkcijų. Taip, tai man jie patiko vien dėl tų kietesnių kablių. Ir apie šiandieną, tai tų kibimų daug nebuvo, 2. Pagavom vieną, ištraukėm vieną, kita atsikabino. Apie pačią žuvies tą paiešką, jo suradimą, tai ką pastebėjau, kad turi būti bent šitam ežere tam tikras gylis nuo 2,5, kad tą lydeką galėtum pagauti. Aišku, gali ją pagauti ir sėkliau, bet kai buvau čia pirmą kartą, dar prieš šitą laidą, buvom mes 3 ir ėjom, vienas draugas gręžė prie sprenderių linijos, kitas toliau, aš dar toliau. Tai visi kibimai buvo toj viduriniai linijoje. Prie kranto pagavo vieną, aš giliai nepagavau nei vienos, o toj viduriniai linijoje pagavo 5 ar 6 lydekas, jei neklystu. Tai manau svarbu suprast, kur stovi ta žuvis. Ir tada lieka gręžt. Gerai.